Didžiausias mūsų pasiekimas šiame 300 žiūrų ralyje yra, jog atvyksta 10 valstybių atstovai. Tai iš tikrųjų džiugina, kiekvieni metai didėja tas dalyvių pati gausa ir didėja, reiškia, tautų, kurios atvyksta pasižiūrėti į mūsų renginį, tai mes tuo gal labiausiai džiaugiamės. O šiaip manom, kad turėtų būti renginys, kuris vėlgi bus vienas iš geriausių lietuviškų autosporto renginių. Starto sąrašas, mano nuomonė, yra vienas konkurencingiausių per visus iš tikrųjų metus, nes dalyvauja labai pajėgus estų sportininkai, Plangi, Koitla. Koitla yra mano labai mėgiamas sportininkas, pernai metų Suomijos čempionas ir jeigu jisai atvažiuos pasiruošęs, tai aš, sakykime, statyčiau už jį. Taip pat stiprus Latvijos sportininkai dalyvauja tas pats Vorobjovs. Labai stiprus lietuvių ir gausiai jų dalyvauja, tai sąrašas įspūdingas iš tikrųjų. Ir visas net ne 10-tukas, bet pirmas 20-tukas tikrai yra stiprus. Mūsų komandos, mūsų su Martynu tikslas būtų podiumas. Mes kiekvienais metais, kai finišuodom, nes vienais metais nefinišavom, tai visada, kiek aš pamenu, buvom ant podiumo. Tai ten aukščiausiai vietoje antroji, o pirmos dar neturim, bet šiais metais apie pirmą galvojam, bet turbūt tas nebūtų lengva, bet ant podiumo tikrai norėtume būti. Tai toks tikslas.